Priekyje, prašau. Sveiki, naujieji nariai. Ir šiandien turim labai įdomią diskusiją, labai įdomią temą. Tai yra dvigubos pilietybės klausimas. Ir aš labai trumpai pristatysiu, kaip viskas vyks ir pristatysiu mūsų speakerius. Tai man iš kairės sėdi Mark Adam Harold. Jisai yra Anglijos pilietis, šiuo metu gyvenantis Lietuvoje ir turintis šį verslą. Taip pat jis yra kandidatas į Vilniaus tarybos nario vietą. O kitoje stalo pusėje sėdi Tautininkų sąjungos pirmininkas Julius Panka, o šią diskusiją moderuos mūsų narys, valdybos narys, atsakingas už politinius reikalus, tai yra Donatas. Ir tada tiesiog duodu žodį jam, tai tikiuosi iš publikos kultūringai klausyti šio renginio, visiems palaikyti visus ir bet tokiu atveju išeiti geros nuotaikos. Tai ačiū, geros diskusijos. Dievo, vipinė ložė. Sveiki, taip pat man irgi malonu matyti visus daug susirinkusius, dvigubos pilietybės klausimas. Tiesiog atėjęs pasižiūrėti šių debatų. Čia vienas gražiausias pas tave. Vienas gražiausias komplimentų pasigirdė. Suprantu, kad ši tema galbūt daugam kelia šias emocijas, kursta didesnį susipriešinimą nei diskusija, kas yra geriau iPhone ar Samsung, bet vis tiek prašau dalyvių žiūrovų laikytis vilties ir tvarkos. Beveik kaip teisme, galite įsivaizduoti, kaip teisme salėje vilksimo tą geriau. Ir taip pat prašau laikytis visų dalyvių žiūrovų Lietuvos Respublikos įstatymų numatančių elgesio viešoje erdvėje taisyklės. Tai diskusijos metu garsiai nereplikuoti, tam bus laikas po to. Tai taip, kaip Tadas jau ir minėjo, tai mūsų dalyviai šiandien yra Julius Panka, Tautininkų sąjungos pirmininkas ir jūsų siūlomas kandidatas į Vilniaus merus. Taip pat pagarsės kaip neigiamą atgarsį visuomenėje turinčių kovo 11-osios eitynių organizatorius, turbūt didžiausias referendumų mėgėjas Lietuvoje, jei kas nežinote, tai jis yra vienas iš iniciatorių referendumą dėl žemės nepardavimo užsieniečiams. Mark Splinter arba Mark Adam Harold yra kompanijos Mushroom Agency vadovas, vienas iš liberalų sąjūdžio kandidatų į Vilniaus miesto tarybą, politinis aktyvistas ir turbūt savo pažiūromis visiškai kardinaliai skiriasi nuo jo oponento šiandien. Tai diskusijos eiga bus gan paprasta, šis pradžius duosiu keletą paprastų abstrakčių klausimų įsivažiavimų. Tada vėliau Markas ir Julius Panka vienas kitam pakitomis uždavinės klausimus, jų turėtų būti iki 10 ir tada bus laikas jūsų replikoms klausimams vienam arba abiem diskusijos dalyvių. Diskusijos dalyviai turės po 3 minutės laiko atsakymą. Tai turbūt galima ir pradėti, kaip žinoma, dabar Lietuvoje pilietybė yra įgaunama gimstant arba kitais įstatymo numatytais atvejais. Lietuvos konstitucija riba turėti dar vieną pilietybę būnant Lietuvos Respublikos piliečiai, išskyrus tam tikrais numatytais atvejais. Jų yra keletas. Vienas iš jų yra, kai žmogus dar neturi 21 metų ir yra gimęs kitokioje šalyje, lietuvių tėvams. Tiesa, šiandien liberalo Armino Lydekos siūlymo nuo šiol, kai žmogus jam 21 metai, jis turi 2 pilietybės, jam nebereikės rinktis. Pilietybės bus automatiškai paliekama Lietuvos pilietybė. Taip pat dvigubą pilietybę gali turėti žmonės, kurie iki 1990 metų kovo 11 dienos buvo ištremti arba paliko šalį, taip pat jų palikuonėms. Dvigubą pilietybę taip pat gali turėti žmonės, kurie yra suteiktas lietai pabėgėlio statusas arba išimties tvarka. Ir taip pat žmonės, kurie susituokdami automatiškai įgauna kitos šalies pilietybę. Nors tai yra ir teisiškai manoma, bet tai konstitucinio teismo yra traktuojama, kad tai turėtų būti itin retais atvejais ir visiškos išimtis. Mes šiandien kalbėsime ne apie tai, o kalbėsime apie dvigubos pilietybės suteikimą visiems norintiems Lietuvos piliečiams yra dar viena pilietybė, arba užsieniečiams norintiems turėti Lietuvos pilietybę. Tai turbūt galima ir pradėti. Pradžiai paprastas klausimas. Prašau abiejų dalyvių išvardyti dvigubos pilietybės pliusus ir minusus priklausomai nuo atstovaujamos pusės. Tai yra Markas Splinteris, turės išvardinti arba pabandyti išvardinti jo nuomonę 5 teigiamas dvigubos pilietybės pusės, o Julius Panka, kurčiai yra 5
turintys dvigubos pilietybės minusus. Tai turbūt abėcėlės tvarka pagal vardą gali pradėti Julius Panktai, nebent jūs norite laisvinti dėl pirmumo teisės. Sveiki visi, sveiki kolegos, sveiki oponentai. Matau, tikrai gausiai čia susirinkę šiandien. Noriu tik tai pataisyti vedantį dėl kovo 11 eitynių. Jos nėra vienareikšmiškai neigiamai vertinamos visuomenėje, nes 10 000 žmonių eitynės kiekvienais metais gausėjančios negali būti vienareikšmiškai neigiamai vertinamos. O dabar dėl neigiamų, sakykime, dvigubos pilietybės aspektų. Aš manau, paskui visoje diskusijai atsiskleis visa gama. Pradžioje galima pasakyti taip. Pirmas ir turbūt svarbiausias dalykas tai yra nacionalinis valstybės saugumas. Tiesiog, aš manau, kad dviguba pilietybė iš esmės yra pavojinga Lietuvos nacionaliniam saugumui. Antras dalykas yra, sakykime, tokie paprastesni truputėlį. Moralinis žmogaus jautimasis, kokia šalimi jisai save sieja. Tai iš tikrųjų, vėlgi, jeigu įvyksta konfliktas tarp šalių, kurio jisai pusė ir kuri šalis turėtų teisę jį pakviesti į savo kariuomenę, ginti savo šalį. Tai galbūt antra. Trečias neigiamas bruožas. Iš tikrųjų, mes matome, kad dabar dėl dvigubos pilietybės yra diskutuojama suteikti ES galbūt šalių piliečiams teisę į dvigubą pilietybę ar NATO, bet vėlgi tada mes paliekam visiškai šalia, šone visas kitas pasaulio valstybės, net ir kaimynės, tokias kaip Baltarusija ar Ukraina. Ir sakykime, ta segregacija žmonių pagal jų priklausimą kažkokiam tai kariniam blokui ar ekonominiai sąjungai, truputėlį kertasi turbūt jau ir su jūsų daugumos turbūt išpažįstamomis liberalizmo vertybėmis. Toliau, čia jau 3. Ketvirtą galbūt išvardinčiau, tai vėlgi šeima. Jeigu žmogus turi 2 pilietybės, susilaukia vaikų, vėlgi jo vaikam irgi iškils dilema, kokiai šaliai priklausyti. Tai išeina taip, kad neturėdami mišrios šeimos, mes jau sukūrėm mišrios šeimos problemą pačioje, sakykime, kad ir lietuvių, Lietuvos piliečių šeimoje. Penktą dabar taip staigiai iš tikrųjų nesugalvosiu, manau, kad išsislauksnios viskas natūraliai diskusija. Gerai, kadangi pozityvių aspektų nebuvo paminėta, aš vien pozityvius aspektus paminėsiu, bet irgi nėra negatyvių aspektų. Yra tiesiog, reikia būti atsargiai visada su viskuo, tai apie tautos saugumą nereikia pakalbėti, ypač mano atveju, nes aš tikrai nešu viceprezidentą niekaip. Ir pasakyčiau, kad vienas iš jūsų piliečių buvo pripažintas kaip šnekus šią savaitę, tai pilietybė negarantuoja lojalumą ir aš nematau, kad turim pririšti pilietybę prie lojalumo. Tai pozityvių aspektų būtų, kad Lietuvai reikia žmonių, biškį, truputį, ne? Šitą trūksta. Reikia jau pervadinti tos dainos pavadinimą, nes 3 milijonai biškį optimistiškai skamba. Mes laimėsim labai optimistiškai skamba, bet aš norėčiau, kad būtų 4 milijonų ir lietuvių, ir piliečių lojalų su šeima, net pusiau lietuviška šeima, bet visi piliečiai. Nes aš nepamačiau priežasčių pririšti pilietybę su krauju. Tai pozityvių aspektų iš mano pusės būtų, kad aš norėčiau dar labiau pasilikti Lietuvoje, dar labiau augti šeima Lietuvoje, lietuviškai, kuris kalbėtų lietuviškai, ir jis sumokės mokesčius ir dirbsiu. Tai aš manau, kad tai yra ant tiek pozityvų, kad nelabai reikia pagalvoti per daug apie
krašto gynybą. Kadangi prieš tai Jėzus Panka pradėjo atsakinėti, tai dabar vėl Markas Plinterėlė. Tai klausimas yra, kokie, manai, turėtų būti keliami standartai žmonėms norintiems gauti dvigubą pilietybę, ar jie iš viso turėtų būti keliami? Jo, tai aišku, aš neturiu pilietybės ir čia klausimas ne man, čia klausimas jums. Ir šitą diskusiją tikiuosi padės jums nuspręsti, jeigu būtų referendumą, tai balsuoti. Tai aš asmeniškai norėčiau, nors čia ne prie ko, kad būtų ES nariams iškart, tai yra tipo no-brainer visiškai, negalvojant ES nariams duoti pilietybę. Pavyzdžiui, aš jau 10 metų Vilniuje, mokesčius, gyvenu normaliai, su baudžiamojo kodeksu, neturiu nieko bendro. Tai aš žymiai geresnis lietuvis už jūsų politikus, tai... politikus. Klausimas Tautininkų sąjungos pirmininkui. Ar turėtų būti keliami kažkokie aukšti standartai, kadangi jūs nepritarėte dvigubai pilietybei žmonėms, užsieniečiams, kurie sutinka atsisakyti savo šalies pilietybės ir sutinka ją iškeisti Lietuvos pilietybės, taip pat ar manote, kad užtenka ginti Lietuvoje, norint įgauti pilietybę, reikia dar kažką nuveikti, kaip jas nusipelnyti? Tai iš tikrųjų, dėl užsieniečių norinčių tapti Lietuvos piliečiais, tai mes turim labai neblogą Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą. Kiekvienas norintis ir parodantis tam kažkokius tai žingsnius užsienietis gali gauti Lietuvos Respublikos pilietybę be jokių problemų, jeigu jis atsisako savo gimtosios arba savo buvusios šalies, buvusios tėvynės pilietybės. Tai šiuo atveju ponas Markas, kaip sakė, jis išgyveno Lietuvoje 10 metų, tai jam reikia išsilaikyti lietuvių kalbos egzaminą, manau, kad jisai tai sugebėtų padaryti, konstitucijos pagrindų ir istorijos pagrindų egzaminą ir duoti priesaiką Lietuvos Respublikai. Ir tik tai vienas dalykas, kaip suprantu, kuris jį sulaiko, reikia atsisakyti Didžiosios Britanijos pilietybės. Tai man, pavyzdžiui, asmeniškai šitas įstatymas tikrai patinka ir aš manau, kad jo keisti tikrai nereikia. Dabar kitas toks buvo klausimėlis, kad ar užtenka gimti Lietuvoje, ar reikia nusipelnyti. Na, iš tikrųjų, vėlgi, klausimas paprastas. Jeigu gimsta Lietuvoje užsieniečių, nežinau, ambasadorių, diplomatinio korpuso darbuotojų vaikas, tai turbūt jam nereikėtų suteikti vien todėl, kad jisai ant šios žemės ir po šitą saulę gimė Lietuvos Respublikos pilietybės. Bet jeigu jo tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis, tai savaime, aišku, šis žmogus turi teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę. Vėlgi, tai yra tam pačiam įstatyme, kurio siūlau nekeisti. Jūs abu prieš tai jau aptarėte tai, bet dabar truputį paprašysiu įsitęsti, kokią naudą ar žalą Lietuvai atmestų dvigubą pilietybę šalia saugumų ir ekonominį gerovę? Na, iš tikrųjų, šalies saugumui, tai, kaip jau minėjau, turbūt pagrindinis iššūkis būtų. Todėl, kad mes matome, kas darosi dabar pasaulyje. Iš tikrųjų, tai, kas buvo kalbama prieš, pavyzdžiui, 15 metų, prieš 10 metų, kai buvo kalbama, kad Europa pasimokė iš Antrojo pasaulinio karo baisybių, Europa nusistatė sienas, tos sienos nebus perbraižytos, jau viskas yra, kaip sakant, įsivyraus taika, ramybė ir skraidys balti balandėliai. Tai iš tikrųjų šito dalyko neįvyko. Mes matome, kas įvyko Kryme. Prieš tai pasaulis tylėjo, kai visa tai vyko Gruzijos teritorijoje, Abchazijoje ir Pietų Osetijoje. Ir būtent Abchazijos ir Pietų Osetijos atvejais prasidėjo nuo pilietybės. Tiesiog Rusija gražiai pradėjo dalinti piliečių pasus Abchazijos ir Pietų Osetijos gyventojams, o paskui jiems tai reikėjo garsiai užtriubyti ant viso pasaulio, mes ginam savo piliečius. Lietuva, nereikia užmiršti, kad turi dvi grėsmės. Viena grėsmė, kuri šiuo metu yra ypatingai sustiprėjus, yra Rusijos grėsmė.
Kita grėsmė, kur galbūt daugelis neįžiūri tos grėsmės, tai yra nepasidariusi išvadų Lenkijos valstybė. Ir Lenkijos valstybės oficialus užsienio reikalų ministras, oficialus Lenkijos valstybės, taip sakant, ruporas, balsas, drįsta pasakyti, kad Vilniaus okupacijos nebuvo. Na, tai jeigu okupacijos nebuvo, tai tą žygį galima bet kada pakartoti. Ir tiek Rusija, tiek Lenkija turi dvigubas pilietybės. Ta prasme, jos yra didelės valstybės, imperinės valstybės, ir jos žiūri į dvigubą pilietybę taip, kaip dramblys į blusą. Tiesiog yra kažkokia, tu esi dar kažkokios tai valstybės pilietis, mums nesvarbu. Tu esi mūsų pilietis. Jeigu tu turi Rusijos federacijos pasą, tu esi mūsų pilietis. O tu gali dar būti 10 kitų valstybių pilietis, vis tiek tai nesiskaitys. Lygiai taip pat žiūri į tą situaciją ir Lenkija. Tai galbūt aš baigsiu to, kad iš saugumo tą klausimą, paskui kitus klausimus gal kita eiga. Nu gerai, aš atsakysiu šitą. Tai Ukrainoje, kiek suprantu, Putinas daug kalbėdavo apie rusakalbius. Jam nelabai svarbu, ar turi paso arba ne. Tiesiog, jeigu tu šiaip rusiškai atrodo, jam jis galėjo teikti ir iškelti. O kadangi aš mėgau su rusakalbė, ir tai yra labai geras eksperiencijas, rekomenduoju, tai aš jau bijau, kad Putinas ateis, ir nelabai svarbu, ar bus pasų arba nebus pasų. Aš manau, kad jeigu Lietuva turi problemą, kad kai kurių piliečių myli Putiną ir nori gyventi taip, ir nori gyventi kaip rusai, ir nori tokią sistemą, kad būtų jų valstybinė sistema, tai yra didelė problema. Ir duodamas arba neišduodamas pasų nenuspręsi tokios problemos. Vis dar lieka problema, kad kai kurių jūsų piliečių mąsto kitaip. Ir aš manau, kad Putinas tikrai nebijo šito įstatymo pakeitimo, nepakeitimo. Jis turi tankų, jis turi atominę bombą, žinai. Aš nemanau, kad jis pakeistų jo nuomonę apie invaziją pagal kažkieno nuomonę.